Vis skirtingais drabužiais pasipuošianti populiariausia Briuselio skulptūra, kažin ar kada nors užsivilks raudoną amerikietiškojo Santo Klauso kostiumą. Mat belgai turi savo kalėdų senį ir dovanų vaikams jis atneša dar gruodžio pradžioje. Nors šventės vakarų Europoje vis labiau pasiduoda globalizacijai, šventasis Nikolas Belgijoje yra daug populiaresnis už Santą Klausą. Dovanas vaikams jis suslepia namie sukabintose kojinėse, tad kalėdinės eglės geradariui net nereikia. Siekdami išsaugoti šią tradiciją, belgai dar prieš kelis dešimtmečius susitarė, kad viešumoje amerikietiškasis Santa Klausas pasirodyti gali tik, kai išeina belgiškasis kalėdų senis. You must know that in Belgium in general we celebrate Christmas on the 24th at night. Not that many people still go to mass, so it's really just a nice meal with friends and family and opening gifts, and everybody brings their own gifts. So the magic of a guy in a red suit bringing presents, we don't really know it. We have that on the 6th of December actually. Belgiškas šokoladas čia turbūt pagrindinė dovana, bent jau jų ieškantiems turistams. Be daugybės skirtingų skonių ir rūšių šokolado, Briuselis šiemet gali pasigirti itin šventiškai išpuošęs gatves ir daugybę galerijų, o prekybininkai džiaugiasi geru uždarbiu. Kitaip nei kaimyninė Vokietija ar Prancūzija, Belgija niekada neturėjo prieššventinio turgaus tradicijų. Tačiau dabar daugeliui briuseliečių kalėdinis miestelis tapo galimybę susitikti su draugais lauko kavinėse, kai dar nėra labai šalta. Tokiu laiku temperatūra paprastai pakyla virš nulio, todėl baltų kalėdų briuseliečiai dažniausiai net nesitikė. Tačiau pasidžiaugti tikrų sniegu jie gali. Miesto centre išlietas ledas mėgstantiems čiuožti, o trasa su dirbtiniu sniegu skirta pradedantiems slidininkams. Tačiau pagrindinis Briuselio akcentas – centrinė Grand Plaza aikštė, kurioje sutemus prasideda šviesų ir lazerių reginys. Miesto puošėjai nori parodyti, kad ir niūrų gruodį Briuselis gali būti šviesus. Šiemet aikštės viduryje pastatyta 19 metrų aukščio eglė, kurią miestui padovanojo patys belgai. Daugybę pramogų šeimoms su vaikais ar besidomintiems turistams siūlo ir namo dar neišsivažinėję studentai universitetinėme Liuveno miestelyje. Paprastai tuščiose aikštėse galima pasiklausyti koncertų arba paskanauti blynų su belgišku šokoladu. Linkiu visiems linksmų švenčių. Iš Briuselio Eglė Merkytė.